Šiandien mūsų ryžtas tvirtesnis nei bet kada. Lietuva turi nebaigtų reikalų. Savo valstybėje norime būti stipresni ir gyventi geriau. Lietuva, vystydama gynybos ir saugumo investicijas, taps gerokai saugesnė. Norime, kad visi būtų vienodai svarbus. Aš atsisakau nurašinėti Lietuvos žmonės, aš atsisakau juos skirstyti į antrarūšius ar pirmarūšius. Kad augintume savimi pasitikinčius vaikus. Tai yra mūsų šansas įrodyti, kad mes rūpinamės šeimomis. Norime nugalėti patyčias ir smurtą. Ir darytume viską kaip valstybė, kad išgyvendintume smurtą kartą ir visiems laikams. Ir kad kiekvienas mylintis žmogus galėtų sukurti šeimą. Kai kurie iš jūsų apsimenate, kad tokių žmonių kaip aš Lietuvoje nėra. Mes už valstybę, kurioje pasitikime vieni kitais. Turime nebaigtų reikalų. Užbaikime juos kartu. Balsuok už Laisvės partiją.